pasiklausykime Šventosios Evangelijos, kurią apmąstysime šią savaitę. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam tarė: taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, sako: visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Tada Jėzus tarė: eik šalin, šėtone, juk parašyta: viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnias nuo jo atsitraukė. Štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Tai viešpaties žodis.